Labai dažnai tėvai galvoja, kad jeigu mano vaikas neturi balso, nepataiko į natą, į ritmą, greičiausiai jis yra nemuzikalus ir muzika yra ne jam. Bet ar tikrai? O gal muzika yra daug daugiau nei tik dainavimas? Ir apie tai šiandien kalbėsimės su dainininkė, su dainų kūrėja, muzikos mokytoja, vaikų vokalo mokytoja Indrė Juodeikienė. Ir kalbėsimės apie tai, kiek iš tikrųjų muzika duoda vaikui. Gal gali truputėlį taip apie save trumpai papasakoti, kaip tu pati atsidūrei muzikoje? Tave tėvai nuvedė, ar tu nuo mažumės jau labai norėjai ten dainuoti, groti? Aš nuo mažumės, aš 6 metų mamai pasakiau, kad aš būsiu dainininkė. Aš kažkaip esu turbūt viena iš tų laimingųjų vaikų, kurie žinojo gyvenime, ką norės veikti. Nes dažnai būna, kad 12 klasėje vaikai nežino, ką pasirinkti, o aš nuo 6 metų žinojau ir kryptingai to sekiau. Tai meno mokykla, muzikos konservatorija, muzikos ir teatro akademija, viskas pabaigta ir tai tik parodo, kad ėjau kryptingai, norėjau ir niekada nebuvau sudvėjojus, kad tai ne mano kelias. Mhm. Ir aš žinau, kad tu kuri dainas, dalyvauji įvairiuose TV projektuose ir konkursuose ir 24 metais dalyvavai Lietuvos balse su savo mokinė. Taip. Tai kas tave, kaip dainininkė atlikėja, atvedė į pedagogiką, į vis tiek darbą su vaikais? Kodėl tu nepasilikai, sakykime, tik scenos atlikėja būti? Kai aš studentavau, aš taip ir galvojau daryti, nes žinot, mokytis pedagogikos dar priedo atlikėjos, kur yra ir ten daug paskaitų, tau prisideda paskaitos. Tu mažiau turbūt laiko tada gali skirti savo tobulėjimui, dainavimui, bet dar turi mokytis ir visų psichologijų, filosofijų ir panašiai, kas liečia būtent pedagogiką. Bet mane mama paskatino tą padaryti, sako, vaikeli, tau tai nepamaišys. Aš kadangi galvojau tik, kad būsiu dainininkė, galvoju, na gerai, paklausysiu mamos ir aš labai iš tikrųjų džiaugiuosi, kad aš paklausiau jos ir kad aš esu šiandien čia, kad esu ne tik atlikėja, ne tik dainininkė, bet aš esu ir pedagogė. Ir aš savo žinias, ką aš nuo 6 metų susirinkau, čia manęs vaikas kažkada paklausė, mama, kiek tu groji pianinu, tai aš grojau nuo 6 iki 22 metų, tai jau yra 18 metų, o dainuoju tai nuo 6 iki 34. Tai čia yra labai labai didelis tarpas ir iš tikrųjų visas mano gyvenimas ir atrodo kiekvieną dieną mokaisi. Bet aš mokausi ne tik ir pati, bet aš dar mokausi kaip pedagogė mokydama vaikus, aš dar išmokstu kažką ir iš jų. Tai man yra kažkoks toks visa bendra puokštė ir tų darbų būtent ko aš ir norėjau, o ko studentė galbūt galvojau, kad ir nenorėsiu. Dabar tavo manymu, ar muzika yra tik gabiems vaikams? Kas daugiau išlošia, talentingi ar darbštus? Taigi sakoma, 10% talento, 90% darbo. Tai išlošia tikrai tie, kurie dirba ir dirba daug. Bet kurioje specialybėje reikia dirbti daug, bet būtent mūsų muzikantų, tu jeigu negrosi, tu nesugrosi. Taip, čia kaip sporte. Taip, ir kaip sporte, taip, labai geras palyginimas. Jeigu tu nedainuosi, jeigu tu nemankštinsi, netreniruosi balso, tu nepaimsi tų visų natų, ką tu norėtum padaryti. Ir, sakau, muzikos akademijoje, aš išeidavau 10 val. Vakaro iš muzikos akademijos. Kiekvieną vakarą pas mane būdavo, kad po paskaitų aš mokausi pati, tobulėju, ieškau, kaip garsą pastatyti, ką padaryti, ir su savim, kiek yra darbas ir kiek įsiklausimas būtent savęs. Gerai, dabar tu dirbi su vaikais ir su mažesniais, ir su didesniais, kaip suprantu, ir darželinukais, ir mokyklinukais, ar ne? Na gerai, atveda tėvai. Ar tau yra tekę dirbti su vaikais, kurie iš pradžių atrodė visai nemuzikalūs? Ir kaip jie atsiskleidžia, kaip tu juos atskleidi? Ar muzika atpalaiduoja vaiką, jį įneša į kažkokią kitą terpę? Matot, man yra tekę 6 metus dirbti ir darželyje. Tai ten vaikų yra visokių, ne tik kur tėvai atveda būtent ir kad norim padaryti, tikslingai, tikslingai, kad mes čia jau norim dainuoti.
Bet iš tikrųjų tas ankstyvasis ugdymas yra labai labai svarbus. Ten per žaidimą, pirmiausia, tai yra žaidimo forma, mes ugdome visus pojūčio, ritmikos, muzikinius gebėjimus, klausimą, taip, kad išgirsti. Ir tai ne tik muzikiniai aspektai yra ugdomi, bet visa visuma, kas padeda vaikams ne tik muzikoje būti, bet ir kitose sferose, taip, tai ir mokytis kalbą, ir matematiką, ir visus kitus dalykus, nes tas girdėjimas, klausimas, ritmo pojūtis, čia irgi matematika, ne? Plojimas, skiemenuojam žodžius, viskas yra muzikos pagrįsta. Dabar, pavyzdžiui, aš kaip logopedė, ar ne, man atveda vaiką, aš jį nuskenuoju, aš jau vis tiek jau turiu tą įgūdį, bent jau apie ką bus kalba, arba koks tam vaikų sutrikimas. Dabar tu atvedė tavo vaikelį, arba kad ir, sakykime, darželį, greičiausiai irgi jau tas įgūdis turėjo susiformuoti. Į ką tu pirmiausiai atkreipi, ką tu pastebi mažame vaike? Tau yra tokia nuojauta, nubleba, tas bus gabus. Žinot, kaip yra, turbūt logopedijoje tu iškart pamatai iš kalbos, kas yra ne taip, bet kai yra vaikas, kai atveda, jau kai tikrai labai talentingas, tu iš pirmų garsų gali girdėti. Tu matai, ką reikėtų patvarkyti, bet tu žinai, kad kryptingai. Kiti vaikai, galbūt mažiau talentingi, bet kaip sakėm apie darbą, jeigu jie dirbs ir turės, tai pasieks daug. Bet kiti vaikai yra tokie, kurie uždaresni ir jie atsiveria palaipsniui. Ir per pirmą pamoką jie gali tau daug neparodyti, bet jie tau po 10-11 pamokos parodys tiek, kad tau žandikaulis atvips ir sakysi, wow, iš šito vaiko tiek nesitikėjau. Aha, mes prie šito grįšim, aš turiu minčių apie tai, bet dar užbaigiant šitą temą, kas yra vaikui sunkiau, pataikyti natą ar pataikyti ritmą? Matot, su ritmu kaip yra, ritmas išsivysto, ritmo pojūtis išsivysto žymiai anksčiau. Žiūrėkit, iki metų vaikui barškutį duosim jisai ritmiškai, paplos ritmiškai ir jiems 3 metų jie gali jau suploti ir mažus ritminės figūras atkartoti. Intonacija vaikams vystosi šiek tiek vėliau. Būna išimčių, kad 4-metis pataiko tiksliai į natą, bet labiausiai tai išsivysto 6-7 metų vaikams ir toliau į viršų ir vyresniems. Nes jie išgirsta, išgirsta, kur yra ta melodija, bet jiems sunku suvesti balsą būtent, kad jie patys balso nevaldo balso kaip instrumentą. Taip, irgi reikia tą išmokti, valdyti balsą kaip instrumentą ir pataikyti natelę ten, kur tu nori. Dar viena vieta, kur iš tikrųjų yra įdomi, tai dėmesys. Nepaslaptis, dabar laikai yra tokie, kad ne tik, kad vaikai dėmesio, bet jau ir suaugę nebeišlaiko to dėmesio. Ar tu matai kažkokią tokią tendenciją, kad galbūt muzika lavina tą dėmesį, nes ir kūrinių yra lėtų, ar ne, kur reikia išlaukti, reikia vaikui išmokti išstovėti pauzę, laiku įstoti. Ar tai yra žiauriai sunkiai padaroma, nes visi vaikai nori bėgti, lėkti, daryti ir taip toliau? Na kaip, jie nori bėgti, lėkti, bet dėkim, jeigu yra dainavimas, tikrai jie labai gerai susikoncentruoja, jie žino, kur įstoti, jie žino, kur yra pauzė. Jiems patinka judrų žaidimai arba tie, kurie būna, muzika skamba juda, o kai nutyla, yra pauzė ir jie sustingsta. Taigi muzika lavina dėmesį, lavina kūno kontrolę. Dainavime taip, vaikai žino, kur įstoti, išgirsta, kur yra pauzės, kaip pastovėti, kur paploti, būna, ypatingai ankstyvajame amžiuje mes pridedam tiek ir judesį į tą dainelę, tiek ir plojimus, tiek ir vokalas dirba, tai dirba viskas. Taip, tiek ir dėmesys lavinamas, tiek ir judesio koncentracija. Taip, dėl to, kad labai vaikai mėgsta iš tikrųjų žaidimą. Tiek 2-mečiai, tiek 6-mečiai, kur skamba muzika, jie žaidžia, laksto, šoka ir kai nutyla, turi sustingti. Ir iš tikrųjų per tiek metų, kiek dirbus darželį, niekada jiems nepabosdavo ir visada vaikai prašydavo. Ir jie tada susirenka save į tą pauzę. Tai čia yra savireguliacija. Taip.
Čia yra labai labai didelis dalykas, nes aš turiu save surinkti. Aš logopedijos darbė irgi, kai mes, ypač jeigu yra foneminio suvokimo sutrikimas, ar ne, einam iš toli, irgi pradedam nuo nekalbinių kažkokių tai garsų, irgi paleidžiu, pavyzdžiui, muziką ir ką aš pastebiu, jiems labai sunku staiga sustoti, muzika užtilo ir vaikas iš inercijos dar dar kelis žingsnius padaro. Tai va, bet tas žaidimas, žinokit, jisai labai, jisai veikia, jie staigiai, jis tatulas tokia, susistabdo save. Tai va, irgi galima matyti, kaip jiems padeda savikontroliai šitie muzikiniai, atrodo elementarų žaidimai, kurie, nu ką jūs čia žaidžiate ir viską, bet per žaidimą, va tas ir yra labai labai gražu, kad ankstyvajame ugdyme mes per žaidimą vaikus mokome labai labai svarbių jiems dalykų. Gerai, dabar grįžkim prie to, kur tu sakėjai, kad, pavyzdžiui, vaikas gali būti drovus, uždaras ir net ten sėdi. Ir paskui kartais galvoja, nu gal iš to jau ten, pastovėk, bent jau pažiopčiok, ypač jeigu darželė, nenuvesi į šoną, tu nedainuosi. Taip, nes visa grupė turi būti visa kartu. Grupė Taip. Vis tiek tu. Ir vat, kaip būna, kad tas vaikas išdrąsėja, kas čia turi būti, sėkmė, jam duoti solo partiją ar atvirkščiai patausoti, padėti ten tu pasislėpęs. Jeigu tokiam nedrasiam vaikui duosite solo partiją, tai bus labai negerai, nes dar įmesit vaiką į tą nepatogią būseną. Kai būna ansamblis, kai būna daugiau tų vaikų, tai jie pasidalina tą atsakomybę kartu, bet kai tu esi vienas, tai tu visą atsakomybę priimi savo. Ir jeigu tas vaikas nėra iš savęs lyderis, kuris yra apskritai nedrasus tuo momentu, nesakau, kad jis po to nebus, bet tuo momentu jisai nesijaučia lyderis, kad jisai gali pastovėti už save, vienas pats visą tą emocinį krūvį suvalgyti ir surinkti, tai jam bus kaip tik negerai. Vaikas pats turi norėti dainuoti solo. Bet man atrodo, kad labiausiai kodėl jisai tas vaikas atsiveria. Jisai pradeda pasitikėti visą aplinką, jis pradeda pasitikėti pedagogų, kas yra labai labai svarbu pačiam pedagogui, ir tada vaikas pradeda skleistis. Jisai girdi, vat yra vaikų kiti, kur girdi informaciją ir jie tik po to pradeda skleistis. Kiti pagauna iškart ir daro. Visokių tų vaikų yra, visokių žmonių yra. Taip. Vieni mėgsta labai daug ir garsiai kalbėti, kiti mėgsta labai santūriai ir labai tyliai, išgalvotai, išmąstytai pasakyti tą sakinį. Dabar, sakykime, aš esu mama ar ne, aš vedu vaiką, nusprendžiu, kad mano vaikas labai muzikalus ir vedu pas vokalo mokytoją. Ir dabar kaip, ir aišku, aš noriu rezultatų, aš noriu pamatyti, kaip tas mano vaikas dainuoja, jis galbūt kažkokiuose konkursuose, dėkim, kad ir dainų dainelė, ir kažkokiuose kitose konkursuose dalyvauja. Noriu, kad jis dalyvautų, nes aš už tai moku pinigus. Bet aš galvoju, kad čia gali būti ir labai slidi riba. Kaip tu galvoji, ar konkursai vaiko charakterį grūdina ar laužo? Nes, ne visadagi vaikas laimi, ar ne? Taip. Kiekvienas įlipimas į sceną vaikui duoda patirties. Ar tai konkursas, ar tai koncertas, ar tai bus klausytojų 3, ar tai bus 100. Patirties duoda, bet konkursas pats ir kuris gaunam rezultatą, ir jeigu jisai nėra pirma vieta, kur tėvai norėjo, močiutės norėjo, vaikas norėjo tos pirmos vietos, jis labai nuliūsta. Jis tada, nežinau, ar tik vaikas, gal ir tėvai, galbūt pradeda kaltinti ir mokytoja, pavyzdžiui, sako, nepadarė iki galo, žiūrėkit, tas vaikas tokią dainą padainavo, jis laimėjo, o čia mano, dar čia su tokiom dainom ir dar nepaėmė, ir toks gaunasi konkuravimas. Man muzika, ir ne tik man, visiems turėtų būti, vaikas muzikos keliu keliauja savo tempu. Pirmiausia, tai turim suprasti. Ir mes negalim lyginti, mes negalim nuvertinti, ką tėvai pirmiausia turi padaryti, jie turi būti palaikytojai vaiko ir pasidžiaugti. Įsivaizduokit, vaikas užlipo į konkursinę sceną, mažas, nesvarbu, 6, 8, 12 metų vaikas, jam jau ir ten buvo daug streso, ne? Ir jeigu nulipęs, dar jeigu tėtis, mama pasakys, o tu girdėjai, kaip jinai padainavo, o tau čia reikėtų truputis susijimti, tai
ką vaikui tai sako? Jo savivertė labai labai nuvertėja. Tai konkursas pats iš esmės, aš irgi turiu iš tikrųjų dvejopų jausmų ir man yra sunku atsakyti į tai, nes aš prisimenu save iš vaikystės, man konkursai labai keldavo stresą. Ir man būdavo konkursas, aš visą laiką susirgdavau, man visą laiką sloga, man visą laiką gerklė, mano organizmas vadinas šitaip bandydavo atstumti šitą grėsmę, nes man keldavo stresą. Man ir dabar iš tikrųjų yra to streso lipant į sceną, tai aš įsivaizduoju, kas atsitinka vaikui. Tai tas konkursas tikrai duoda streso. Ir kartais būna, kad tu gali ir 10 metų lipti tą konkursinę sceną, bet vis tiek taip pat tolygiai ir jaudintis. Tai atsakydama į klausimą, ar grūdina, ar laužo. Turbūt ir tas, ir tas. Turbūt ir tas, ir tas, tikrai. Dėl to, kad yra ir pliusų, ir minusų. Žinau pedagogų, kurie pasirenka net nevesti vaikų į konkursus dėl to, kad nežlugdyti vaikų. Man asmeniškai atrodo, kažkiek pakonkuruoti yra gerai, bet vėl su saiku ir ypatingai tėvų turi būti palaikymas, ką aš ir savo vaikams sakau, mes turim pasimėgauti tuo, ką darom. Pirmiausia šitas dalykas. Rezultatas yra nesvarbu. Faktas, kad mes tobulėjam. Kiekvienais metais mes tobulėjam. Bet tai nereiškia, kad tu vienais metais gausi 1 vietą, o kitais metais, kad tu gausi 2 ir tu neužaugai. Gerai, dar tu paminėjai, kad ir su savo vaikais apie tai kalbėjai. Ar tavo nors vienas vaikas pasuko muzikos keliu? Muzikuoja kas nors? Čia jūs kalbate apie... Apie tavo asmeninius. Asmeninius? Čia yra labai linksma tema. Man anksčiau, kai jie buvo mažesni, man jie neleido apskritai namuose dainuoti, visada sakytum, mama, baik, negalėdavau repetuoti, arba jie kažkur, ar pas močiutės išvažiavę, ar darželiuose, tik tada galėdavau dainuoti. Dabar jau galiu, nieko nebesako, bet vaikai, mano berniukai yra, tai 6 ir 4 metų, ir sakė, mama, dainavimas yra mergaičių reikalas. Ir viskas, tai va. Norėčiau, man yra toks, nes muzika, nesvarbu, aš norėčiau, kad jie mokytos muzikos, nes muzika, nesvarbu, ar jie pasuks, bus profesionalūs muzikantai ar ne, bet kas mokėsi muzikos, jie yra kitokie. Kas baigėm, pavyzdžiui, konservatoriją ir nepasuko toliau muzikos keliu, bet aš visai kitokį su tai žmonėm ir ryšį turiu ir aš matau, kad jie mato visai kitaip gyvenimą. Tai man atrodo, kad visi turėtų mokytis muzikos. Sutinku. Aš mokiausi. Tai Gerai. Dabar dar noriu paliesti tokį klausimą, čia jau iš tokios logopedinės pusės. Tavo nuomonė, muzika, dainavimas ir mikčiavimas. Ar yra tekę, pavyzdžiui, darželį ir kažkur tai, ar taip mokinę turėti, kuri mikčiuoja? Žinokit, turėjau. Ir tik vieną, bet man tai buvo labai įsimintinas atvejis. Mano buvo pati pradžia, kai aš pradėjau dirbti, ar 1 ir 2 metai, aš dabar neatsimenu, bet man 24-25 metai. Ir grupėje buvo berniukas, kuris mikčiojo. Ir man buvo labai didelė nuostaba, kai jis uždainavo ir kai tas mikčiojimas dingo. Ir aš pradžiai nesupratau, kodėl. Bet po to eigoje aš supratau, iš tikrųjų mes, kai dainuojam, sakykit, jeigu aš klystu, bet čia mano pasamprotavimai tokie, kai mes dainuojam, mes atsipalaiduojam. Taip. Ir jeigu mes mikčiojam kalbant, mes įsitempiam ir mes įtampoje esam ir žinom, kad gali tai atsitikti ir dar labiau atrodo veikia tas mikčiojimas. O kai tu dainuoji, tu atsipalaiduoji, tu paleidi ir tada automatiškai gaunas, kad dingsta tai. Tai išilgėja iškvėpimo srovė, atsipalaiduoja gerklos, bet aišku, jis jau į konkursą turbūt kažkurį laiką turėtų neiti, nes užsispaustų turbūt gerklos. Bet, pavyzdžiui, jūs muzikos pedagogikoje apie tai nemoko, neliečia tokių temų dėstytojai. Pas mus, kas būtent, kai kalbėjom, ne. Kai aš mokiausi, tikrai ne. Pavyzdžiui, lietė kokią nors temą. Nebent pražiopsojau tą paskaitą. Bėgai iš pamokų? Ne, žinokit, nebėgau, nes man tai buvo svarbu, man tai buvo įdomu ir tai koks tikslas tada mokytis, jeigu
kam bet ta specialybė? jaunystė. Nu kas jaunystė? Nu tas jaunystės vakarai dar kažkas, nors vakarai irgi mokiaus. Nežinau, man tai buvo labai įdomu, man tai buvo svarbu ir aš ėjau visada į paskaitas. Šaudalė. Bent tiek padariau. Jo. Gal mažiau pasimokiau egzaminams. Tai vat, kas klausosi, kas liečia mikčiojimą, aš dar pridėsiu nuo savęs, dainavimas pačio mikčiojimo negydo, taip, bet tai yra profilaktika ir labai gera profilaktika. Dar kitas klausimas, aš čia prisirankiusi su visokių mitų. Kitas dalykas - astma ir dainavimas. Ar esi turėjus, pavyzdžiui, astmininkus ar dažnai sergančius kvėpavimo takų, sakykime, bronchitais, dar kažkom tais vaikų? Aš žinau, kad ligos istorijos tu negauni, niekur, bet gal... Su astma nesu susidūrus, bet ką aš žinau, kad vaikai, kurie serga astma, jiems yra ne tiek dainavimas, bet, aišku, ir dainavime, ir visur instrumento grojime tau reikalingas kvėpavimas, bet fleita yra tobulas dalykas sergantiems astma. Jo, ir ne tik fleita, galima sakyti, bet kuris pučiamasis instrumentas. Bet labiausiai yra išskirta fleita. Labiausiai, ne? Taip, aš ir kalbėjau ir su mokytojai iš tikrųjų, nes ten labai reikia, visur reikia surinkti tą garsą, bet ten ypatingai ir per lūpas, ir mažą, žodžiu, tai fleita yra pirmas numeris sergant vaikams sergant astmą. Tai žiūrėk, dabar taip išvedinėjant, ar ne, muzika tai yra, kažkas tokio, tikrai. Tai ir vaistas, tai yra atsipalaidavimo būdas, juk depresijoms sergant, būna muzikos terapijos. Taip. Muzika yra stebuklingas dalykas, tikrai labai. Dabar norėčiau dar paliesti dar tokį kampą, kur niekur net neradau, kiek peržiūrėjau ir YouTube įrašų, ir dar kažką, muzika ir specialiai poreikiai. Sakykime, autistiško spektro, hiperaktyvūs vaikai. Tau teko tokius pačiupinėti, su tokiais padirbėti? Teko, būtent darželėje. Ir tai juos taip labai stipriai lavina. Dėl to, kaip ir kalbėjau, kad reikia susirinkti. Taip, tai yra dėmesio ir savireguliacijos, kai sustoja muzika ar kas. Tai labai padeda. Socialiniai įgūdžiai, kai tu dirbi su mokytoju, taip, akių kontaktas, kai kurie vaikai neturi, kai jeigu yra sutrikimas, neturi, bijo ir nėra to akių kontakto, tai padeda lavinti muzikos mokytojui, padeda lavinti akių kontaktą būtent su specialių poreikių vaikais. Žinokit, net ir tas nusiraminimas arba savireguliacijai, kaip vėl sugrįžtam, klausome muzikos rami, greita, pikta, taip, į emocijas leidžia paleisti. Jeigu vaikas yra, pavyzdžiui, supykęs, kažkoks sudirgęs, tu duok jam pamušti būgną. Jis labai išsikraus. Tai, taip, labai yra dalykų, tikrai daug, kurie yra reikalingi visiems vaikams, tiek ir su sutrikimais, tiek ir ne. Aš vienuose mokymuose mačiau, kaip dirbo muzikos terapeutas su autistiško spektro vaikais ir jie būtent ėjo su mušamaisiais, bet nebūtinai ir barškučiai. Taip. Ir į taktą, ir vaikštant, ir žingsniuojant, ir pasakant nebūtinai žodžius, ten kažkokius išdainuoti, bet tokius visokius ritminius ir rezultatai, dabar aš taip atmintinai nežinau, bet pagerėjimas labai didelis. Ir aš net pagalvojau, kažkaip nesu pastebėjus, nors negaliu apkalbėti, gal mes tiesiog nežinom, bet kad muzikos terapijos nauda yra labai milžiniška. Ir tą patį mes dar, kaip pasakė tą ėjimą, mokomės irgi su visais vaikais, bet tai yra labai svarbu. Aš padainuoju, tu pakartoji. Tu klausai, taip? Tada tu padainuoji, aš klausau. Mes mokomės klausytis vienas kito, taip? Ritmiškas judėjimas ir šokis, judėjimas palei ritmą, koordinacijagi kaip stiprina. Tai tikrai yra labai naudinga ir aš labai džiaugiuosi, kad kiekviename darželyje yra tas ankstyvasis ugdymas, nes padeda visiems vaikams. Ir kiekvienas vaikas
labiau gal pasiima šitą, bet kiekvienas vaikas yra ugdomas visomis prasmėmis. Tiek lytėjimo, tiek ritmikos, tiek balso lavinimo. Ir iš tikrųjų muzika yra vienas iš nedaugelio dalykų, kurisgi skatina dirbti abu smegenų pusrutulius. Taip. Dar norėčiau, kad tu paliestum tokią temą, ar ne? Žinau, kad tu dirbi ir su ansambliais, ir su solo. Pirmiausia, tau pačiai su kuo yra lengviau dirbti ir vaikui, kur yra lengviau dirbti, dainuoti ansamblyje ar dainuoti solo. Nes ir tas ansamblyje reikia prisiderinti, ir ypač jeigu dar keliais balsais. Taip. Bet jeigu ir unisono, ar ne, tu turi girdėti. Taip. O vienas, tu gali ten šiek tiek jau ir paimprovizuoti, arba tie gal neišlystų, jeigu ten į natą nepataikai. O žinokit, man kaip tik atvirkščiai dėl to, kad tu vienas, tai tu vienas laukia karysėsi, ne? Ir tu už nieko nepasislėpsi. Tau pačiam reikia viską atstovėti. Ir ką solo dainavimas ugdo, tai yra lyderystė, nebijojimas atsistoti į sceną, tai drąsa, taip. Ir jeigu dar pasiseka konkurse ar kažkur sužibėti, gerai pasirodyti, tai savivertė pakyla į aukštumas, taip. Be to, individualumas yra ugdomas. Vaiko variacijos, vaiko emocijos, vaiko muzikinis skonis, taip, mes galim parinkti būtent, kas jam patinka. Bet ansamblyje dainuoja galbūt tie vaikai, kurie nėra tokie drąsūs išstoti vieni patys. Ir ten irgi yra labai labai svarbu ta visa bendrystė, kad suprasti, kad nuo kiekvieno iš to vaiko priklauso visas galutinis rezultatas. Jie mokosi klausyti ir tai labai labai lavina klausą. Bet aš, kaip pedagogė, tai siūlyčiau ir tą turėti, ir tą, jeigu jau ir vaikas drąsus, ir solo, ir yra gebėjimai, kad apjungti, nes ir iš ten tu gauni labai didelės naudos, ir iš ten tu gauni labai didelės naudos. Ir kai tu apjungsi, kokia puokštė graži gaunasi. Viso ko. Dabar tu vis tiek mes logopedai, tiek apskritai visi pedagogai dirba ne tik su vaiku, bet dirba ir su tėvais. Norisi to ar nesinori. Aš neprašau ten kažką konkretaus, bet apskritai tendencija, ko tėvai kartais nesupranta, atvesdami vaiką, kad ir, sakykime, į dainavimo mokymą, į ansamblį. Aš įtariu, kad jie žiūri truputėlį per siaurai ir lūkesčius turi tokius. Taip, kaip aš ir minėjau, kad kiekvieno vaiko muzikinis kelias yra jo tempu turi būti. Negalima reikalauti iš vaiko, iš pedagogo, kad dabar tu čia padarysi mano vaiką žvaigždę. Ne, pirmiausia, galbūt ir jis bus žvaigždė kažkada, bet pirmiausia, ne ta siekiamybė turi būti. Pirmiausia, siekiamybė turi būti pats procesas, kaip jisai jaučiasi ten, kaip jam pamažu pavyksta įgyvendinti atrodo neįmanomus tam vaikui tą minutę dalykus, rezultatus. Kai kurie vaikai labai bijo aukštai dainuoti, jie užsispaudžia. Kai atsiveria, kas atsitinka, vaikas irgi, net pamokų metu mes įdėgiam tą savo pasitikėjimą savim, kad tu gali. Muzika irgi yra labai psichologinis dalykas. Aš dar nebeatsakiau jums į klausimą, kas lengviau dirbti, ar su ansambliu, ar su solistu. Tai su solistu yra, tu atiduodi beprotiškai daug savęs. Kiekvienas vaikas turi savo psichologinių garso ypatumų ir tu prie kiekvieno turi skirtingai prieiti. Ir nėra nei vienos pamokos vienodos, nėra nei vienos pamokos, kad būtų tie patys pratimai, kad būtų tas pats, nes kiekvienas vaikas yra individualus ir kiekvienam vaikui reikia skirtingos pagalbos. Tai įsiterpiau į šitą ir kas liečia tėvus, iš tikrųjų aš esu turėjus nemažai nemalonių situacijų, kai man ateina tėvai ir man sako, tu nemoki dirbti, nes mano vaikas čia konkurse nepaėmė pirmos vietos. Arba kodėl mano vaikas nedainuoja solo, mes nenorim, kad ansamblį dainuotų, kodėl ne solo dainuoja.
Bet aš kaip pedagogas, aš matau, galbūt ir pasiruošimas nėra tas, kuris galėtų, kad dabar lips į konkursą. Tiek vokalinis ir psichologinis. Vat, būtent apie psichologinį. Ir kas svarbiausia, mes tą psichologinį foną vaikui padarom net ir patys. Taip? Ir jeigu mes namuose pakalbam, kad ta mokytoja pasižiūrėk, jinai čia ta, ką jis ateina į pamoką ir ką jis daro? Jis užsisklendžia ir jis nebedirba. Jis nebegerbė, nebedirba, jis nieko, jis nebenori išgirsti nieko. Nes jisai žino, kad čia yra, aš ateinu kažkur ten, kur yra kažkas negero. Ta prasme, nežino, ką reikia daryti. Tai pirmiausia, tėvams aš norėčiau pasakyti, kad nereikalautų iš vaikų ir leistų tobulėti savo eiga. Jis patobulės. Faktas, kad patobulės, svarbiausia jį palaikyti. Nereikalauti iš mokytojų kažko neįmanomo. Ką mes turim šiai dienai, mes ir turim. Mokytojas irgi nėra kažkoks burtininkas, kur su lasdelė šast ir padarysiu, kad tu čia va dabar atsiveri pilnai. Ir sakau, didžiausias tėvų darbas, kas turėtų būti, tai turėtų būti vaiko visapusiškas palaikymas. Jo, sutinku. Dabar aš manau, kad ir tau, man tai tikrai taip buvo ir greičiausiai visi, mano vaikai irgi, kas sporto mokyklą lankė, kas meno mokyklą, bet visiems ateina ta riba, kada sako, viskas nebenoriu. Bet, pavyzdžiui, mane įkalbino, aš tą tokį praėjau etapą, buvo paauglystė. Ir praėjau tiek, kad paskui stojau ir visas iš tikrųjų įsivaizdavau, kad mano kelias bus muzikantės. Ir aš jau ir konservatorijoje mokiausi, ir planavau ir stoti, bet paskui viskas susisuko truputėlį kitaip dėl rankos traumos. Tai ką reikėtų žinoti tėvams? Nes aš žinau, kad kai vaikas sako, nebeisiu, nebenoriu, jie sako, nebenoriu. Bet tai dažniausiai būna laikinas kaprizas, todėl kad kartais vaikai mato draugai ar ne, jie turi daug laisvo laiko, jie ten gali su kompiuteriniais žaidimais galbūt žaisti, arba nebūtinai ten dviračių važinėti, o aš turiu eiti groti, arba ten turiu eiti repeticiją, arba turiu puoštis ir eiti konkursą, koncertą ar dar kažkur tai. Ar ne, ir tada Nes tai vyksta ir savaitgaliais. Taip, ir galvoju, aš nenoriu. Ir vat, nes iki mokytojo gali tas net nedaeiti, ne? Vat, aš skaitau, kad tai yra labai svarbu tėvams žinoti, kaip į tai sureaguoti ir kaip tą vaiką pamotyvuoti, ką jam reikėtų pasakyti. Gal tu turi kokį slaptą receptą? Slapto recepto neturiu, nes, pavyzdžiui, iš savo patirties, kaip sakiau, nebuvo nei minutės, kad aš pagalvočiau, kad aš šito nenoriu. Nebuvo? Man niekada nebuvo, sakau, man toks buvo ir aš kartais nesuvokiu, ypatingai jeigu gerai sekasi vaikui, bet šast ateina minutė ir kažkodėl, nes aš pati tokios patirties neturėjau. Bet yra tokių. Taip. Bet jeigu kalbant apie meno mokyklą, muzikos mokyklą, man atrodo vėl išsiugdo tas, kad jeigu tu pradėjai darbą, tu ir turi pabaigti. Taip, tas... Nes užaugęs kas bus, tai tu sakysi, aš nebenoriu darbą eiti ir aš nebeisiu. Kokia čia dabar sfera ugdos? Pradėjau ir pabaigiau. Valia. Valia, taip, ugdosi valia. Man asmeniškai, aš kadangi, kaip ir sakiau, nuo pat 6 metų žinojau, kad būsiu dainininkė, man niekada gyvenime nebuvo nė minutės, kad aš sakyčiau, kad aš nebenoriu, kad viskas ir nebedarau, nebelankau ir pabaiga. Viskas, protestuoju. Bet esmė, kad meno mokykloje ir iš tikrųjų dažnai būna, 4-5 klasė, kaip ateina į tą amžių, vaikai sugalvoja, kad jie nebenori. Jo, jie įlipa į paauglystę ir mato galbūt ir tie draugai kažką veikia, nori su jais labiau. Meno mokykla taip, yra kaip antra mokykla. Pamokų daug, laiko atima daug. Bet man atrodo, tėvai turėtų pasakyti ir ugdyti valią, ką pradėjai, tą reikia pabaigti. Kartais gyvenime būna, mes į darbą nenorime. Būna. Bet kad ir blogesniais rezultatais nebėra. Taip, svarbiausia, kad eiti, vėl nesusikoncentruoti rezultatą. Man tas pažymys, jisai nėra pats svarbiausias dalykas. Svarbiausia, ką vaikas pasiims iš to. Ir galbūt neperspaudžiant, galbūt ir su mokytojais galima pakalbėti. Vieni, kurie labai nori
tolyn keliauti, ten tada galima stipriau tą rezultatą. Čia leisti labiau realizuoti save, galbūt kažkokios, būtent kas kalbant apie dainavimą, galbūt jo mėgstamos dainos. Ir jis taip labai gražiai ir gali pabaigti tą. Be to, žinot, pas mane netgi choriukė, kuris taip sėkmingai dabar ir tos dainų dainelės, ir konkursai, viskas vyksta pas mus labai labai puikiai. Buvo irgi viena mergaitė, kur pasakė, mama, aš nebenoriu. Tiek ir mamai, tiek ir man buvo šokas, nes nebuvo aišku. Bet aš labai labai džiaugiuosi, kad ir su mamos pagalba jos perkalbėjo ir kad jinai sugrįžo ir mes skinam, turim puikiausius rezultatus ir dabar pas tą mergaitę nėra nei minties, kad jinai norėtų nebelankyti. Tai galbūt, žinot, vaikams kartais atsibosta, nes tai yra monotoniškas darbas, taip. Tai nėra, kad mes kiekvieną pamoką vis po naują dainą. Ne, mes glūdinam tas pačias dainas, mes mokomės. Ir jeigu aš šiaip esu tokia ganėtinai prikli mokytoja, jeigu mano vaikai ar vaikų tėvai pamatys, aš noriu viską, kad tobulai skambėtų. Tiek iš savęs reikalauju 100%, tiek iš vaikų. Ir kad kiekvieną natelę atidirbti. Po to, kai mes jau turim tą galutinį rezultatą, tai yra toks uoga, nuskanu visiems klausytis. Atsimenu, dar irgi buvo dar tas pats choriukas, kur man šovė mintis, kad mes dainuosim 3 balsais. Ir dar akapelą. Kur mes 2 balsais nedainavom, bet aš iškart sugalvojau, kad vieną dainą reikia paimti 3 balsais, aš girdžiu, kaip skamba ir matau. Ir jūs neįsivaizduojat, kiek man pačiai buvo džiaugsmo, bet ir kiek tam visam choriukui buvo, kad pavyko. Nesako, mokytojai, jūs juokaujat, nu taigi čia. Mes padarėm. Ir tai buvo kažkas wow. Ir tokie dalykai irgi, kai tu pasiimi, kur atrodo neįmanoma ir tada pavyksta. Tai įsivaizduojat, tada dar labiau net skatina judėti į priekį ir jau jokiais būdais nemesti to. Ar į tave yra kreipėsi, pavyzdžiui, na, žinau, tu esi vaikų vokalo mokytoja, bet suaugę. Taip. Ar yra, pavyzdžiui, buvę, kad, sakykime, kokia mama su dukra arba tėtis su dukra, sakykime, kokie nors šventį nori paruošti dainą ir jiems reikia vokalo mokytoja? Esam ruošiasi tiek ir mama ar tėtis su vaiku. Aš buvau pasidarius meno mokyklai tokį koncertuką ir man tai buvo gražu žiūrėti iš tikrųjų. Ir tėvai, kiek tėvai jaudinasi. Ir dėl atsistoja į vaiko poziciją tada. Kur atrodo, ne, o vaikas kas čia, siekim rezultato, ne, kaip norim. O po to, kai atsistoji pats, jau atrodo nebėra taip. Ir taip yra tekę ir pačių suaugusių be vaikų, būtent. Ir dažnas, žinot, problemos pas suaugusius, mes labai psichologiškai užsispaudžiam. Mes labai bijom ir kur tu galbūt mažiau mokėsi vaikystėje, bet tai buvo tavo svajonė ir tu išdrįsai dabar, bet suaugusiam žmogui ateiti pas kitą suaugusį jau yra, ne, toks labai labai nedrąsu. Tai namuose galbūt gali vienai, bet... Su dušu. Taip, bet kai tau reikia prieš kitą padainuoti, yra tikrai žymiai nedrąsiau negu vaikui, kad yra nedrąsiau. Vaikai ten, man atrodo, iki paauglystės amžiaus, jie mažiau turi to nedrąsumą. Jie nebijo tokios kritikos. Ne, nei kritikos nebijo, nei į sceną, jie tokie laisvesni. Kažkaip paauglystės metais atsiranda tas įsiveržimas, tas kad viskas būtų gerai, kad mažiau kai tiek negalvoja apie tai. Tai tas yra labai žavu. O suaugę tai ypatingai mes galvojame. Iš tikrųjų mes labai prisikraunam smegenis bereikalingų galvojimų, kurie užblokuoja mus paleisti. Taip? Ir mūsų tą balsą paleisti. Ir nes, gali. Jeigu jau ateina, dainuoja žmogus, jis gali. Jam didžiausias problemos, tai iš tikrųjų aš dirbu netgi kaip psichologė. Taip, dažnu atveju ypatingai su vyresniais, ne vyresniais, o kad suaugusiais žmonėm, paaugliais ir 17-18 metų. Nes ten pagrindas yra ne kiek čia atverti, bet kiek atverti čia. Ir pasakyti, kad viskas yra su tavim gerai. Ar tau yra įstrigusi kokia nors, tokia graži arba juokinga situacija, nestandartinė, ne ta rutininė darbo diena, kokia nesąmonė, nežinau, į konkursą atvažiavai be suknelės ar ten. Į konkursą be suknelės ne, bet žinokit, per koncertus
aš nežinau, ar aš senstu, ar kas man yra, man atsitinka kartais. Žinot, per koncertą tu ne tik dainuoji, bet tu į tarpus kalbi, taip, kad pakalbėti kažką, man apskritai kalbėjimas visada buvo toks, labai bijodavau, aš dainuodavau į mikrofoną, aš galėdavau laisvai dainuoti, bet jeigu man reikėdavo žodį pasakyti, man būdavo didžiausias stresas. Ir vat, pavyzdžiui, įsivaizduokit, aš dainuoju dainą, bet aš tuo pačiu dar mąstau, ką aš kalbėsiu. Nu, dirba, nežinau, kiek dirba ko. Ir man dainų tekstai, kur tu 100 metų atrodo dainuoji tą dainą, kur visi žino, ypatingai koks lietuviška daina, ir tau pradeda skambėti daina, tuoj turi įstoti ir tu net neįsivaizduoji, nu kokio žodžio. Tai toks. Ir kartais atbėga ta, kartais tu publikai sakai, kad na, dainuojam, nes žinoma daina. O jeigu kokia angliška, tai būna, kad tenka ir pakurti. Kol grįžti į tekstą. Nu tikrai yra ir toks atrodo, eina savo, nu kodėl, nu kas čia, bet vat, tų kuriozų tokių, aš į konkursą kažkada neatsivežiau diržiuko suknelės ir nu iš tikrųjų labai netrodė, negražiai atrodė, bet nu konkursas Portugalijoje, aš diržas Lietuvoje, nebeturėjau kaip susiausti, nu šiek tiek pritrūko to gražaus vaizdo, bet... Bet čia turbūt mes patys tik ir te matom. Kas svetimas nepažįsta, jis net galvos, gal taip turi būti. Galbūt, ne, bet to įliemenavimo būtent trūko man. Aha. Na ką, aš jau taip suksiu į pabaigą ir man atrodo, kad per mūsų tą pokalbį išryškėjo viena labai labai graži mintis, kad kaip aš ir taip ir galvojau, kad muzika tai yra ne tik dainavimas. Taip, tikrai. Tai yra ir tembras, tai yra ir ritmas, tai yra ir dėmesys, ir atmintis, nes žodžių, ir Taip. netgi žodyno turtinimas, nes dainų tekstuose dažnai būna tokie žodžiai, kurių mes kalboje nevartojame. Taip, ir dažnai poetiški visokie. Ir vaikams dažnai būna, kad reikia net paaiškinti, ką tas žodis reiškia, nes jie kasdieniai kalboje to nenaudoja. Taip. Tai vat, ir nuo to pasidaro vaikų ir iškalba platesnė. O būtent, vat, pavyzdžiui, tokia tembras, ritmas, intonavimas ir visa kita, tai kas tai yra? Tai yra prieš ikifoneminis lavinimas. Taip. Ikifoneminis, nes pirmiausia, vaikas išmoksta skirti garsus, jų ilgį, tylą, pauzes, aukštą garsą, žemą garsą, tempą. Greitas, lėtas, taip, tylus, garsus, taip. Tai va visas tas ir man atrodo, kad tie vaikai, kurie lanko muzikos mokyklą, jie dažniausiai pas logopedą nevaikšto. Jeigu nuo mažo amžiaus. Na, aišku, jeigu galbūt... Bet vėl, muzikos mokykla, matot, yra nuo 6 metų tik tais, o logopedas dažniausiai yra reikalingas iki 6 metų. Bet taip. Aš ir noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, tu pas tavęs vaikai nuo kelių metų ateina. Jeigu darželėje, juk darželėje ateina nuo 2 iki 6, taip, sakau, ir dėl to pabrėžiu, kad yra labai labai svarbus muzikinis ugdymas darželėje. Tai yra labai labai svarbu. Ir nereikia tų meninio ugdymo mokytojų nuvertinti, nes jos dirba labai labai svarbu ir rimtą darbą. O pas mane ateina jau nuo 6 ansambliukai, o solo aš priimu dar ir šiek tiek vyresnių, nuo 7. Tai ką, ačiū tada, Indrė, tau už viską, už skirtą labai, laiką. Buvo labai smagu iš tikrųjų, kažkaip labai jaudinaus. Na ką, tai ačiū labai. Iki.